Labą dieną, labai džiaugiuosi, kad baigėme konferenciją, pasirinkote druskininkus. Good morning, everybody. I'm very pleased that you have chosen Druskininkai as a conference place. Druskininkai gyvena turbūt pagal tokį šūkį, kad Lietuva prasideda nuo druskininkų. And Druskininkai lives according to the saying that Lithuania begins from Druskininkai. Šis šūkis daugiau yra turbūt, sakykime, gal buvo labai drąsus prieš 13 metų, mes šiandieną to nepasakytumėme. And the vice mayor is saying that maybe this saying was quite ambitious 13 years ago, but now it seems that it was right way to choose this. Druskininkai kaip kurortas jau faktiškai 220 metų. And Druskininkai as a resort is more than 200 years. Visas gydymas yra paremtas natūraliu mineraliniu vandeniu ir gydomuoju purvu. And all the treatment is based on the using mineral and salt curative mant. Kurortas labiausiai turbūt plėtėsi ir vystėsi tai sovietiniais metais. And establishment and increase of this resort was mainly during Soviet time. Nors prieš Pirmą pasaulinį karą buvo trečioje vietoje carinėje Rusija po Užkaukazės ir Krymo pagal lankomumą. Okay, so before the First World War, the city Druskininkai was in the third place after Užkaukazės and Krymas. And Krymas according to the visitors in this place. Dabar jau turbūt apie šios laikus. And now I will talk about recent times. 2000 metais įvyko teritorinė reforma, prie druskininkų buvo prijungtos kaimiškosios teritorijos. In the year 2000 there was a reform and to this city was new rural areas connected. Visa infrastruktūra, kurią turėjo patys druskininkai ir kaimiškosios teritorijos buvo visiškai pasenusi. All the infrastructure was very old that belonged to Druskininkai and to the rural areas. Bedarbystė siekia 33%. Unemployment rate was 33%. Nebuvo jokios pramonės ir kaip kurortas dirbdavo į metus 2 mėnesius. And there was no industry in this place and the resort was working only 2 months a year. Pradėję dirbti 2000 metais, tikrai daug svarstėme, kokie turėtų būti druskininkai. When they started to work in the year 2000, there were big discussions about the vision of Druskininkai, how it should be developed and what the aim should be. Kalbėjome apie savaitgalinį turizmą ir svajojome apie sezoniškumo panaikinimą. The main ideas was to have weekend tourists in the place and to decrease seasonal tourists. They wanted to have tourists all the year round. Turėjome tokią kaip ir viziją, kad kurortas vystytųsi ne tik kaip gydomasis kurortas, kas buvo iki to, bet kad būtų vystomas ir pramogos, poilsis, sportas. And the idea was to have not only services for the health, but also for the entertainment, sports activities, to provide more interesting and various activities in the city. Buvo tuo laiku kaip ir užburtas ratas, nebuvo poilsiautojų, nes nebuvo infrastruktūros objektų, nes nebuvo investicijų. Nebuvo investicijų, nes nebuvo kas investuoja, o nebuvo kas investuoja, nes nebuvo poilsiautojų. Toks užburtas ratas. Okay, so there was like a circle, very miracle circle. There was no visitors because there was no infrastructure. And there was no infrastructure and development of infrastructure because no visitors. So investors and so like the circle going, looking for this and this and
Nuo 2000 metų investicijos, sakykime, per 5 metus padidėjo 60 kartų. And the investment rate from the 2000 year in a couple of years increased at the big amount, and you can see here in the table. Tikrai labai daug dirbome, iš tikrųjų dalyvavome visose fonduose, kur tik tais galima, kreipėme dėmesį ir į infrastruktūrą, tą policinę, ir į tą gamtosauginę kartu. And the municipality decided to work very hardly, and not only as a health resort, but also for the activities, and very hard with the investors to find a strategy how to develop and what projects should take place. Investuojant, atsirandant naujai infrastruktūrai, tuo pačiu didėjo ir poilsiautojų skaičius. So when we started investments, then it started to increase the number of visitors, and like the circle started to make some movements. Faktiškai vidutiniškai kasnakt nakvoja po 3,5 tūkstančio poilsiautojų kasnakt Druskininkuose per metus. So on the average one night there is 3,500 visitors who stays in the hotels or some other places overnight. Pagrindiniai poilsiautojų srautai paskutiniais metais labai auga iš Rusijos, sumažėjo iš Lenkijos, auga iš Baltarusijos, Vokietijos, Latvijos. Lenkijos mažėjimą turbūt lemia 3 priežastys. So here you can see that the biggest amount of visitors are from Russia, and in recent years the number started to decrease from Poland and other countries like Belarus, Germany, Latvia and Israel. Tai zloto ir lito kurso skirtumas. And the reasons for the decrease of visitors was my helpers. Because of the exchange rate of zlotas and litas. Patys Lenkai gana daug investavo į savus kurortus paskutiniais metais. And Poland, they invested in their resorts in Poland. Ir turbūt dar viena yra ir politinis aspektas paskutinių metų, tų santykių tarp Lenkijos ir Lietuvos. And political aspect between relations between them. Šiuo metu turime 8 spa, 19 viešbučių, 22 svečių namus ir apie 300 privačių butų. And here in this slide you can see that they have 8 rehabilitation centers, 19 hotels, 22 guest houses and about 300 private apartments. Vienu metu galime priimti 7,5 tūkstančio poilsiautojų. So at the same time they can host 7,500 guests. Turime 50 konferencijų salių, kurios talpina 4,000 vienu metu dalyvių. So in total they have 50 conference halls and 4,000 places. Turime 19 kaimo turizmo sodybų. They have 19 countryside tourism facilities. 2001 metais, ten buvo irgi turbūt nuotrauką matėte, turėjome geležinkelio stotį, kur traukinys važiavo iš Vilniaus 2 kartus kirsdamas Baltarusijos sieną. Įvažiuodavo Baltarusiją ir vėl įvažiuodavo į Druskininkus. In some previous slide there was a picture that they had a railway station and the train was going from Vilnius through Belarus to Druskininkai. 2001 metais, antrais turbūt uždarius geležinkelį, iš geležinkelio stoties įrengėme turizmo informacinį centrą, o iš perono kempingą. In 2002 the station was closed and they opened in this place Tourism and Business Information Center instead of Pearl. Aišku, labai žalias yra, tik tais viena ir buvo pastaba vieno vokiečių šeimos, kad yra per žalia tame kempinge. And here you see that there is also camping in Druskininkai, and the vice mayor is saying that there was one remark from one guest from Germany that it's too green place. Turbūt Druskininkų atgimimas prasidėjo nuo šalia esančių gydyklų rekonstrukcijos 2003 metais. New inspiration have started from renovation of the old
physiotherapy center. Taip pat iš vieno korpuso gydyklų įrengėme vandens pramogų parką. In one part of this center, they decided to do water amusement park. Aišku, labai galima daug plėstis apie tas investicijas, apie tą laiką, bet, kiek žinau, labai mažai laiko man dato. And Vice Mayor is saying that he could tell more about this, but we don't have much time. Paskutiniais metais labai daug investavome į gamtosauginius projektus, tai visų pirma Druskininkuose pastatyti biologinio valymo rengimai, pačiuose Druskininkuose. And in recent years they also had investments in environmental project, as here you can see water treatment equipments. Daug labai investuota yra į tinklų plėtrą, į kanalizacijos vandens tinklų. So development of many objects like treatment equipments have started. Esame pastatę ir valymo rengimus, biologinio valymo rengimus Leipalingio miestelyje, seniūnijose. So in the local municipalities, they also initiated building of water treatment equipment at a smaller scale. Ir aišku, galime pasidžiaugti, kad visas vanduo yra iš gręžinių, iš žemės, yra labai geras, skanus ir. And the water now comes, very pure water comes from the new equipment. I'm not technological, so I don't know how to call this when it goes from deep, from the land and goes up to the households. Gana daug esame investavę į atliekų tvarkymą. A lot of investment was made also for the management of municipal waste. Here you can see the picture. Mieste ir seniūnijose įrengti yra požeminio konteineriai požeminiai. In the area they have a lot of containers that are underground. Prie kiekvieno kaimo, prie Druskininkų yra stambiagabaričių tvarkymo aikštelės, stambiagabaričių atliekų tvarkymo aikštelės įrengtos. In some areas also they did this large waste gathering that people will bring the huge waste to these places instead of leaving anywhere. Ir aišku, šiandieną džiaugiamės iš tikrųjų, kad paskutiniais metais mūsų miškai jau yra švarūs. And we are very proud that we got the results and our forest is very clean in recent decades. Esame investavę ir pastatę ir žmonėms iš tikrųjų, tai žmonėms su negalia yra pastatyti savarankiško gyvenimo namai. So they also had investments, for example, for the people with disabilities, like elderly house. Faktiškai rekonstruoti visi visuomeniniai pastatai apšildinti. So all of the buildings are reconstructed for the society purposes. Dviejų savaičių bėgyje centrinė katilinė pradės kūrenti biokuru savais ištekliais. So the central heating in the coming 2 weeks will start to use biomaterials for the heating. Nes dar 2000 metais iki 2003 kūrenome mazutų, po to dujomis, o dabar pereiname biokuru. Because in 2003 they were using gas and other type of oil for the heating. Labai daug investavę paskutiniais metais ir į transporto infrastruktūrą, į kelių sutvarkymą. So there was also large investments in the road infrastructure to increase the quality of. Esame sutvarkę miesto transportą. And also they did investments in public transport. Nes prieš tai 5 metai atgal važinėjo autobusai visi apie 20 metų senumo. 5 years ago there was buses going in the city more than 20 years. Pradėjome renovuoti namus kvartalais ir pirmosios renovacijos jau vyksta. So they started also to renovate the old buildings. Here you can see in the picture. So to put some more material to make them more. Rekonstruotos visos mokyklos, darželiai. They reconstructed all school and preschool buildings.
Gana daug investuota yra į parkų tvarkymą. Also, there was a lot of investment into the parks and small architectures you can see here in the picture. Vijūnėlio parke esame pasodinę 135 tūkstančius narcizų, kurie pražysta pavasarį. In one of the park, they have planted more than 130,000 plants, narcissus, daffodils. Esame turbūt dar vienas iš projektų paskutinių, tai yra viešos privačios partnerystės principų įrengę, pastatę slidinėjimo trasą, kalnų slidinėjimo trasą uždarą. And one interesting also investment project was indoor and outdoor skiing slopes based on the investments from private and public funds. Kuri veikia ir žiemą ir vasarą, visus kviečiame dar apsilankyti. And skiing slopes working also in the summer, not only in the winter time, and the Vice Mayor is inviting everybody to come and to see and to enjoy this activity. Kaip mes sakome, turime žiemą vasarą ir vasarą žiemą. And we saying that we have winter in the summertime and summer in the winter. Dalyvavome visose projektuose, kurie tik tais yra finansuojami, ir struktūriniuose, ir bendradarbiavimo tarp sienų, ir Norvegijos fondo. Tikrai, kur tik tais galime savo laiku ir Sapardė, ir ISPO, ir valymo įrengimus tvarkėme. So they are very active in participating in any projects. It can be any European or national or Norwegian funds. So they are very keen just to participate in many funds as possible. Daug dėmesio skiriame ir aktyviams poilsiui. And a lot of attention is paid to the active sports, like here adventure. Aplinkui Druskininkus turime 50 km asfaltuotų dviračių takų. Around the Druskininkai area they have 50,000 roads, 50,000 kilometers. And for the bicycles, we're going with bikes. Turbūt tiek, nežinau. Daug investuojame, daug darome ir manau, kad daug dėmesio kreipiame ir ekologijai, tiek mieste, tiek kaime. So they are really paying attention to the new project, to the ecology, to the new social innovations that came. Dar galėčiau pasakyti turbūt, kad šiais metais, šiais jau turbūt nespėsime, kitais metais pavasarį pradėsime statybą, kad riboti tai transporto srautą iš miesto į slidinėjimo trasas, kalnų keltuvą, kuris bus nuo pačio centro čia nuo vandens parko į slidinėjimo trasą. And the next year they are planning also new project to decrease the amount of cars going from the city to the skiing places. So just to decrease the number and just to make the place more enjoyable. Visiems ačiū ir kviečiu pasinaudoti dar mūsų teikiamomis paslaugomis. So thank you to everybody, and I would like to welcome you to try our services we have.